Čekite metam kažkas. Šios metus. Aišku, sumokėjus viešbutį. Autorius, tautodailininkus, kurie apsilankė mūsų pilyje. Aš Kauno miesto muziejaus muziejininkas Paulius Nišauskas. Pilis perėjo labai neseniai, rugpjūčio pradžioje. Pirma paroda buvo apie krepšinį linksmai. 35 autoriai, karikatūristai. Ir mes tada kalbėjom, kad jeigu pradedam pilies veiklą kultūrinę, aktyviai sugebėjom surinkti darbus. Aišku, kaip paskutinės nakties, paskutinės minutės darbai yra žmonių gyvenimo aprašymus ir kūrybos anotacijos. Dar kelių mes net nespėjom surėminti ir sukabinti. Čia techninės priežastys. Menas arba tautodailė. Kol Vilnius nusprendė, kad iš vis tam nėra. Ir Vilniaus dailės akademijos studentai susipažįsta, o kauniečiai ne. Reiškia, liktai nereikalinga niekam disciplina ir vertinti. Bet pasižiūrėjus į autorius, tikiuosi, kad ta paroda nebus paskutinė tautodailės. Labai gražiai žiūrisi tarp mūsų pilies mūrų, tarp tų senų plytų, keramikiniai puodai, liaudies grafika, geležinio kryžiaus saulutės. Parodinis, manau, neprisvilęs ir apkeliavusią podininkystės parodą, kuri buvo eksponuota ir Jonavos muziejuje, Zyplių dvare ir Garbaževe Lenkijoje sugrįžo prieš savaitę laiko. Tai respublikinė podininkystės paroda, čia eksponuojama, jeigu aš neklystu, ar ne 14 autorių. Ir tuo pačiu ir tarptautinė, 2 autoriai iš Lenkijos ir 2 autoriai iš Latvijos. Tai, na, kaip respublikinių parodų, respublikinės Kauno bendrijos organizuojamos šie metai, manau, kitais metais mūsų geografija plėsis ir plačiau. Lietuvos puodžiai atstovauja ir žemaičių, ir aukštaičių, ir vilniečių. Žinoma, didžiausią dalį branduolį sudaro kauniečiai. Taip pat pirmam aukšte matė reičių ir baigsime tą procedūrą pradėtą šeštadienį. Dėkui visiems širdingai ir pilies šeimininkam. Manau, šnekėsimės ir dėl kitų metų planų parodinių, kokie bus, iš anksto kalbėsimės. Tai buvo labai operatyviai padarytos šios parodos, tai dėl to, kad jos buvo jau sukomplektuotos, jas reikėjo tik tai vėl surankioti ir atvežti ir Gali daugiau nei vieno nėra. Šeštadienį pradėta mūsų prisimenat, kad buvom išrinkę kandidatus į pirmininko Kauno miesto tautodailininkų sąjungos, Kauno bendrijos kandidatą tik pasiūlė Valentiną Jezerską ir revizijos komisijos pirmininkę Iloną Lernevičienę. Jo šiandien nėra, bet jeigu mes už ją balsuosim, jis sutinka ją būti. Turbūt lengviau skaičiuoti, kas prieštarauja. O susilaikiusių, ačiū visiems. Plojimai Kauno bendrijos valdyba. Visų sekcijų susirinkimai vyko šeštadienį. Tačiau keramikų sekcija liko nepatenkinta tuo, kas buvo išrinktas valdybos nariu. Ir pasakau, kas buvo Vanda Vatkevičienė ir labai daug kas negalėjo dalyvauti šeštadienį. Ir sužinojo, kad išrinktas
visiems buvo nužudyta. Thank you.